Sveiki atvykę į dar vieną analizės video. Šiandien yra labai svarbus video, kadangi rytoj yra paskutinė Amerikos rinkimų diena. Manau, kad visas pasaulis stebi šiuos rinkimus, nes tai paveiks visą pasaulį, tai smarkiai paveiks rinkas ir taip toliau. Kol kas matome, kad kriptovaliutų rinkose nėra pati geriausia situacija. Apžvelgsime visą svarbiausią informaciją susijusią su rinkimais, tai yra ką abu kandidatai žadėjo dėl specifiškai kriptovaliutų rinkos, ką jie žadėjo, ką jie išpildys, ką jie gali išpildyti, ką negali išpildyti, kas labiausiai tikėtina, kad laimės pagal dabartinės ataskaitas ir taip toliau, ir kaip tai paveiks rinką, bent jau mano nuomonė. Tai labai svarbi apžvalga, žiūrėkite nuo pradžios iki galo ir viską sužinosite, labai daug naujienų vyksta, taigi šiandien kalbame tik apie politiką, o kitame video aptarsime ir visas kitas naujienas, apžvelgsime tolimesnės rinkos potencialias trajektorijas ir taip toliau. Taigi tiem, kas nori išmokti nemokamai prekiauti, kaip užsidirbti dienos prekyboje, yra labai gera proga prisijungti prie mūsų nemokamos pamokos. Tai yra tiesiog nemokama pamoka, kur galite nemokamai persižiūrėti valandos ilgio pamoką ir ten išmokti, kas yra dienos prekyba, kas yra techninė analizė, ir nemokamai išmokti, kaip naudotis šią TradingView platformą, kurią naudoja visi geriausi prekybininkai. Taigi linkas apačioje, o jeigu norite tiesiog kartu su manimi sekti visas aktualiausias naujienas ir visą bendruomenę, kurioje turime jau daugiau nei 200 narių, prisijunkite į nemokamą Telegramo grupę. Taigi visi svarbiausi linkai apačioje. Taigi pradedam iš pradžių. Nuo pačios pradžios, tai du kandidatai, demokratų Kamala Harris ir Trumpas, respublikonų. Taigi tiesiog pasiliekam kriptovaliutų rėmuose ir pasižiūrim, ką tiksliai kiekvienas kandidatas yra pasakęs apie kriptovaliutas. Taigi Kamala Harris, ties jos politika daug kur nėra aišku, ką jinai tiksliai palaiko, ką jinai tiksliai darys ir taip toliau. Ir lygiai tas pats yra ir su kriptovaliutom. Buvo tiesiog realiai per visą jos kampeiną pasakyta, kriptovaliutos buvo paminėtos 2 kartus, bent jau ką aš identifikavau, ir tai viskas buvo labai apie jas buvo užsiminta labai taip neaiškiai ir netiksliai, kas bus ir kaip padaryta. Taigi, pirmasis dalykas, tai New York'e rugsėjo 22 dieną Kamala Harris kažką minėjo, kad angliškai "we will encourage innovative technologies like AI, digital assets, while protecting consumers and investors". Tai iš esmės vėlgi net nėra specifiškai apie kriptovaliutas, bet jeigu lietuviškai, tai jis sako, kad mes skatinsim inovacijas, skatinsim technologijas tokias kaip AI-us, dirbtinis intelektas, ir tokias kaip skaitmeniniai assetai. Tai vėlgi net nieko specifiškai apie kriptovaliutas čia nėra, bet daug kas interpretuoja, kad ta prasme AI-us ir digital assets, tai kalbama apie kriptovaliutas. Taigi labai toks neaiškus teiginys, neaišku nei kas, nei kaip. Labai svarbu paminėti, kad taip pat po kablelio jis sakė, kad yra "while protecting our consumers and investors", tai kad jie tipo saugo tuos savo investuotojus nuo prarastų pinigų. Tai tie, kas šiek tiek daugiau domitės, žinote, kad dabartinės institucijos Amerikoje, kuri kontroliuoja kriptovaliutas, chair, tai yra lyderis, yra Gary Gensler, kuris yra labai antikripto, jis pastoviai atakuoja kripto ir jis visada sako tą patį. Jie vis padavinėja į teismas visokių kriptovaliutų tas steigėjus ir taip toliau, padavinėja į teismą exchange'us ir taip toliau, ir jie vis sako, kad jie nori kabutėse apsaugot vartotojus ir investuotojus nuo galimų pasiekmių. Tai man labai primena šitas sakinys, kas vyko ir dabar, ta prasme karas prieš kriptovaliutas, kurį vykdė Gary Gensler, ir jis irgi prisidengdamas tuo, kad jis tipo saugo vartotojus nuo viso to kriptovaliutų, ta prasme visų tų judėjimų ir taip toliau. Tai irgi absoliučiai nieko aiškaus čia nėra pasakyta. Tai čia buvo vienintelis dalykas, kuris buvo kažkas užsiminta apie skaitmeninės technologijas. Ir sekantis dalykas, ką Kamala Harris buvo irgi pasakius apie kriptovaliutas, tai kas yra gana įdomu. Žodžiu, kai jie bandė susilaukti kuo daugiau vartotojų, tai yra juodaodžių balsų, tai jie pradėjo daryti visokius kampeinus, kur ta prasme, kad ten Kamala Harris ten pagelbės juodaodžiams Amerikos, ta prasme, ten suteiks jiem naujų galimybių ir taip toliau. Ir tenais, pavyzdžiui, iš tų 5 dalykų, ką jie nori padaryti, ten pirmas, kad ta prasme apie kažkokias paskolas, tenais apie edukaciją, apie mokymus visokius tiem juodaodžiam ir taip toliau. Bet vienintelis čia, kur buvo tiesiogiai pažymėtos kriptovaliutos, tai
supporting a regulatory framework for cryptocurrency and other digital assets to black men. Tai, ta prasme, čia paminėtos, kad ji palaikys tą visą kriptovaliutų reguliacinį aiškumą, bet tik kažkodėl fokusuota į juodaodžius vyrus, tai kas yra visiškai nelogiška, nes kriptovaliutos yra visiems. Tai nežinau, tiesiog labai keistas išsireiškimas apie kriptovaliutas, tai nežinau net tiksliai, ką ir gali jis reikšti. Ta prasme, kad ji palaikys tą visą reguliacinį aiškumą ir politiką ties kriptovaliutom, bet tai bus skirta juodaodžiam vyram, kurie tai investuoja. Bet į kriptovaliutas gali investuoti bet kas, tai nereikia ten pasirinkti savo rasės, kai investuoja, nesvarbu ar tu juodaodis ar baltaodis. Tai irgi, ta prasme, tai čia yra tiesiog du dalykai, kada Kamala Harris arba jos administracija paminėjo kriptovaliutas. Tai kaip suprantam, iš to absoliučiai niekas nėra aišku. Absoliučiai nėra aišku, kokia yra jos pozicija ties kriptovaliutom ir kas valdytų vėl tą instituciją, kuri atsakinga už priežiūrą kabutėse kriptovaliutų. Tai kol kas čia yra ką pasakius Kamala Harris. Dabar Trumpas per šį kampeiną, nors jis prieš tai būdavo šiek tiek prieš kriptovaliutas, dar per savo praeitą valdymą jis padarė 180 kampo apsisukimą ir dar pradėjo palaikyti kriptovaliutas, tai čia irgi yra labai daug politikos, nes istoriškai abu kandidatai gavo istoriškai daug pinigų iš kriptovaliutų visokių exchange'ų, korporacijų ir taip toliau, nes jie nori paremti tos kandidatus, kad būtų aiškesnės reguliacijos ir palankesnės reguliacijos Amerikoje kriptovaliutų įmonėm. Tai buvo supilta rekordiškai daug pinigų iš tų visų kriptovaliutų susijusių įmonių. Ir kokia yra esmė, kad abu kandidatai dėl to kažką yra apie tai pasakę, nes jie už tai gauna daugiau pinigų ir Trumpas akivaizdu, kad yra pasiskelbęs kaip kriptovaliutų prezidentas, nes jis dalyvavo kriptovaliutų, tai yra ten Bitcoino konferencijoje ir pasakė kalbą visiems bitcoineriam, visiems kriptovaliutų laikydom ir taip toliau, tai jau yra gana didelis žingsnis. Tai čia yra viskas, ką jis yra pasakęs ir labai svarbu suprasti, kad ne viskas, kas čia yra pasakyta, kad ne viską įtakoja prezidentas, ta prasme, kai kurių dalykų jis iš čia net negali išpildyti, bet vėlgi tai savo nuomonę, kas būtų labiau palankesnis kriptovaliutom ir visa kita, kaip tai paveiks rinką, aptarsim vėliau, bet kol kas Donaldas Trumpas akivaizdu, kad jis yra labiau pro kripto, nes Kamala Harris iš vis nieko nėra tiksliai pasakiusi, o jis bent jau turi tikslų sąrašą, arba jo administracija turi tikslų sąrašą, kas bus padaryta su kriptovaliutom. Tai pirmas dalykas, tai jis atleis Gary Genslerį. Tai čia yra tas žmogus, kas nežinot, kuris, kaip ir minėjau, valdo tą instituciją, kuri prižiūri kriptovaliutas kabutėse ir jį pastoviai atakuoja, ten pastoviai padavinėja teismus ir taip toliau, tiesiog gadina gyvenimą visom kriptovaliutom ir tiesiog, ta prasme, tiesiog žmogus yra paskelbęs karą kriptovaliutom, kriptovaliutų įmonėm, kriptovaliutų brokeriam ir taip toliau. Tai jis iš karto žada, kad jį atleis, tai pavyzdžiui, čia irgi įdomu, jis tai tikrai gali tą padaryti, tai jau vien tik tas būtų didžiulė pergalė kriptovaliutom, o pavyzdžiui, dėl Kamala Harris, kadangi Bidenas paskyrė Gary Genslerį, tai neaišku, ar jį pakeistų. Aišku, yra normalu, kad kai ateina naujas prezidentas, SEC pasikeičia, tai irgi gali būti, kad pasikeis, tai ties abiem kandidatais tai yra įmanoma, bet vėlgi vienas kandidatas tiksliai pasakė, kad tai bus padaryta, kitas irgi yra daug neaiškumo. Tada kitas dalykas, create a US government strategic national Bitcoin stockpile, tai čia yra didžiulis dalykas ir labai svarbus dalykas, tai yra sukurti Bitcoino strateginį rezervą. Dabar ką svarbu paminėti, kad tai labai mažai tikėtina, kad tai įvyks, nes tai turi patvirtinti kongresas ir taip toliau ir iš esmės tiesiog, kaip čia pasakyti, šis tai nebus taip greičiausiai, kad eina prezidentas ir jis ten su visų kongresu padaro Amerikos strateginį Bitcoino rezervą. Tai yra įmanoma, bet aš abejoju, tai nėra taip paprasta ir tai nebus, manau, tikrai pirmasis prioritetas, tai šis irgi yra klausimas, ar tai bus, kad USA ir Amerikos vyriausybė pasiliks visą 100% bitcoinų, kuriuos turi, tai irgi yra geras dalykas ir neaišku, kaip būtų su kita administracija, bet kad pasiliks, tai yra labai gerai, nes neatsiras kažkoks didžiulis pardavėjas rinkoje. Bitcoin is going to the moon, tai čia yra tiesiog, frazė, kuri iš esmės tiesiog yra skirta užhypint žmonės, never sell your Bitcoin, tai irgi tas pats. Tada irgi Ross Ulbricht sentence, tai čia yra tas žmogus, kuris turėjo Silk Roadą, tai irgi čia visa atskira istorija, jei norite apie tai galite pasižiūrėti YouTube, Silk Road ir taip toliau, įkūrėjas Ross Ulbricht, tai irgi ten susiję, ten kriptovaliutom buvo daromi
pavedimai į tą platformą ir taip, apie tai dabar tikrai neišsiplėsim, tai nepaveiktų tiesiogiai rinkos. Tai irgi, ir žodžiu, iš esmės ir dar keli dalykai, visko neaptarsim, kurie būtų naudingi kriptovaliutom ir kuriuos jis gali padaryti, o kitų dalykų negali padaryti. Tai, bet vis tiek, iš esmės, tai nekeičia fakto, kad vienas kol kas kandidatas yra nieko akivaizdaus, nepasakęs, ta prasme visiškai nieko aiškaus ir neaišku jo pozicija, o kitas kandidatas bent jau pasisakė, kad bus už. Dabar pakalbame šiek tiek apie kas laimės rinkimus. Tai akivaizdu, kad nieks tiksliai nežino, kas laimės rinkimus, nieks negali tiksliai pasakyti. Ir aš irgi nelaikau savęs labai ten dideliu politikos analitiku, aš domiuosi tik tais dalykais, kurie susijęs su kriptovaliutomis, bet radau visai įdomios informacijos. Tai pirmas dalykas, ką stebėdavau aš ir Twitter'į daug kas stebi ir daug analitikų stebi, tai yra Polymarket. Ir ką Polymarket sako apie Donaldo Trumpo ir Kamala Harris šansus. Tai kol kas čia yra manoma, kad Donaldas Trumpas laimės. Bet iš tikrųjų, kai aš pradėjau vis daugiau domėtis apie šitą Polymarket platformą, aš supratau, kad čia realiai yra visiškai netikslų skaičiai. Ta prasme, jie visiškai neatspindi realybės. Todėl, kad dėl daug dalykų. Pats pirmas dalykas, tai Polymarket, tai jame dalyvauja ir šie šansai, kuriuos matome, štai čia kas laimės, susidaro iš tų žmonių, kurie daro statymus ir iš tų žmonių, kurie naudoja blockchain technologiją, kad padarytų tuos statymus. Tai reiškia, tai yra labai mažas procentas žmonių. Pagalvokit, ir dar kitas, tai du dalykai, iš dviejų dalykų. Kitas dalykas, kad žmonės iš viso pasaulio gali atlikti šiuos statymus. Tai realiai dauguma šių statymų greičiausiai net nėra iš amerikiečių. Tai realiai turime platformą, kur yra labai specifinė auditorija, kuri daro žvi statymus ir kurie naudoja blockchain technologiją, kad padarytų tuos statymus. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, dauguma tų žmonių greičiausiai net nėra amerikiečiai. Tai pagal tai labai galima spręsti, kad čia nėra tikslu stebėti pagal Polymarket. Aš žinau, kad ir aš pats stebėdavau ir realiai visi ten ir Lietuvoje visi stebi pagal šitą Polymarket, bet aš jums dabar sakau, ką aš supratau vis daugiau domėdamasis, kad čia nėra labai tikslu. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, irgi ką radau Wikipedijoje, tai Polymarket nėra jokio viršaus rėžių, kiek tu gali statyti. Tai reiškia, jeigu keli žmonės pastato didžiulės sumas, tarkime, Elno Musko draugai, kuris palaiko Trumpą, pastato ten, 30 milijonų už vieną žmogų, tai reiškia, jo šansai pakyla ten, gal, aš nežinau kiek procentų, bet ta prasme, kad galima lengvai manipuliuoti šiuos statymus tam, kad padėtų rinkimus. Ir, pavyzdžiui, ką rašo ir Wikipedijai, kad, iš esmės tiesiog čia rašo, kaip keitėsi tie šansai, bet kas tiesiog yra svarbiausia, kad, pavyzdžiui, kai kurios publikacijos praneša, kad yra, pavyzdžiui, kad visas šitas Polymarket yra miražas sukurtas 4 statytojų, kurie pastatė 30 milijonų už Trumpą. 30 milijonų, kad Trumpas laimės. Tai pagalvokite, jeigu tai aišku, čia irgi nėra patvirtinta informacija, bet čia iš The Wall Street Journal, kas yra žinoma, kad tai yra demokratų medija, visiškai demokratų kišenį. Bet kokia yra esmė vis tiek, tai nekeičia fakto, kad labai lengva manipuliuoti šiais Polymarket skaičiais ir padaryti miražą ten, kur tu nori. Aišku, galbūt tu prarasi pinigus, galbūt laimėsi, bet esmė tokia, kad galima sukurti miražą, kad vienas arba kažkuris outcome rezultatas yra labiau tikėtinas už kitą. Taigi tiek apie Polymarket. Tai kuo tada reiktų vadovautis? Tai pavyzdžiui, tada vėlgi yra šiti puslapiai, kurie mums parodo apie nacionalinės apklausas. Irgi nėra tikslu, nes realiai apklausos priklauso, kokius žmonės tu apklausi. Niekas visos Amerikos neapklausė, tai yra kažkoks skaičių žmonių, kurie yra apklausiami, ir jeigu tie žmonės labiau palaiko vieną kandidatą, tada jie akivaizdu, kad šie apklausos rodys, kad laimės vienas kandidatas. Tai irgi nėra tikslu ir manau, kad priklauso, ar puslapiai yra demokratus labiau palaiko, ar respublikonus, ir nuo to priklausys, kas bus irgi čia parašyta. Tai pavyzdžiui, kuo aš vadovausi, tai yra daug analitikų, tokių kaip yra, žinot, kad yra YouTube ir kripto analitikų, ir akcijų analitikų, ta prasme žmonių, kurie domisi, kurie metai po metų turi didžiulius gerbiamus kanalus su daug tūkstančių subscriberių, ir jie daro analizės ir jie apžvelgia tiksliai kiekvieną statą, nes Amerikoje balsuoja statais, ta prasme statas arba visas atitenka
vieniems arba kitiems. Jie parodo labai tikslius duomenis, kiek tiksliai yra jau balsavę žmonių ir tie duomenys yra, nes buvo išankstiniai balsavimai, daug kas iš anksto balsavo, daug kas balsavo paštu. Taigi aš peržiūrėjau daugiau nei 4 iš skirtingų didžiausių kanalų apie šias analizės ir kol kas visur yra kalbama apie tą patį, kad visur piešiama, kad Donaldas Trumpas laimės. Šie kanalai, pabrėžiu, nėra bias, tai yra nėra nei demokratų, nei respublikonų, tai yra tiesiog tokia neutrali apžvalga, jie apžvelgia tiksliai procentus, kiek jau buvo balsavimo, tarsi kiek žmonių balsavo ir visur procentaliai yra labai apylygiai, bet kas yra įdomu, kad didžioji dauguma respublikonų dar nėra balsavę, respublikonų ir žmonių, kurie yra virš 50 metų ir žmonių, kurie ateina balsuoti tik tą pačią dieną. Tai ten yra didžiausia respublikonų auditorija, ta prasme demokratai istoriškai visada balsuodavo iš anksto arba paštu, o respublikonai balsuoja in person, tai reiškia ateina ir balsuoja, o in person balsavimas bus pagrindinis rytoj tik tais dar. Tai žodžiu, esmė tokia, kad visur skaičiai yra apylygiai. Yra dar didžiulė respublikonų banda, beveik kiekvienoje valstijoje, kuri dar nėra balsavus. Tai yra labai teigiamas dalykas Trumpui ir teigiamas dalykas respublikonų. Nes pavyzdžiui, prieš tai praeituose rinkimuose visada demokratai paima visose, kai paskaičiuoja tos išankstinius balsus, jie visada laimi ant 10%, ant 20%, ant 25%, ant 30%. Ir istoriškai būdavo, kad ir Trumpas laimėjo kažkada su tokiais procentais ir praeitus rinkimus laimėjo Bidenas, irgi buvo tie patys procentai, o dabar procentai nėra, kad demokratai laimi iš anksto ten ant 20%, ant 10% ir toliau, bet jie laimi, ta prasme, yra apylygiai. Tai yra labai geras dalykas respublikonam, nes istoriškai demokratai valstijose iš anksto laimėdinėdavo, ne visose, bet tose, kurios yra vadinamos swing states, jie laimėdinėdavo labai didelę maržą iš anksto ir tada kartais kažkada pasivijo Trumpas, kažkada nepasivijo. O dabar visur yra taip apylygiai ir dar yra didžiulė banga, kuri tik ateis balsuoti. Taigi aš šių video linkų nepaliksiu, galite pasižiūrėti patys ir daryti savo analizę, bet kol kas visur yra vienbalsiai, kad ir kas kaip skaičiuoja, kad ir kas kaip sudeda šitus swing status, beveik visur Trumpas yra didžiulis favoritas. Ir dabar grįžtam prie pačios kriptovaliutų rinkos, tai kaip minėjau, daug visko vyksta, taigi padarysiu dar ir kitą video gale savaitės, jau turbūt bus aišku, kas bus prezidentas. Ir tada apžvelgsim, kas toliau vyksta, kokios naujienos, nes dabar jau nebėra laiko, bet aš tiesiog labai paprastai, kokie yra variantai, jeigu kas paveiks rinką. Tai dabar rinkoje nėra gera situacija, nes yra didelė nežinomybė. Ir mes istoriškai žinom, kad didelė nežinomybė yra labai blogai rinkoms. Tai reiškia, kai nėra kažkoks dalykas, kuris labai nėra žinomas, yra toks uncertain, rinka to nemėgsta ir rinka niekada nebūna bullish prieš kažkokį tokį dalyką. Ir nėra turbūt labiau tinkančio į šį apibrėžimą nežinomybė nei 2 kandidatai, kurie yra 50-50 ir nuo jų priklauso, kaip bus tolimesnė ekonomika, kokia bus trajektorija ir kokia bus politika ties rinkomis ir ties kriptovaliutomis. Tai dabar tiesiogiai, realiai irgi, ką aš supratau, kad tiesiogiai, ta prasme, kandidatai, jie negali paveikti tiesiogiai rinkos. Ta prasme, Trumpas arba Kamala Harris, jie tiesiogiai neužkels kainos į viršų. Galiausiai tai vis tiek priklausys nuo ekonomikos. Tai čia labai svarbu tą suprast. Taigi, nei vienas kandidatas nenusmukdins rinkos kažkur į apačią ir kad mes jau pamiršim rinką. Tai čia tą labai svarbu suprast. Galiausiai rezultatas bus tas pats, bullrunas vis tiek tęsis, bet kas dabar labai vyko su šiais rinkimais, kad vienas kandidatas visoji kriptovaliutų bendruomeniai tarp visų analitikų pasiskelbė ir gavo tokį kaip palaikymą, tai yra Trumpas, kad jis yra pro kripto. Ir netgi istoriškai matėm, nors tai yra tik sentimentas, kad kai Trumpas sakydavo kalbas ten per bitcoinerių tos konferencijas panašiai, kriptovaliutų rinka tiesiogiai reaguodavo ir eidavo į viršų. Tai reiškia, iš esmės, kai būdavo daug hypo viso, kad turėsime pro kripto prezidentą ir taip toliau, rinka smarkiai judėdavo į viršų. Tai labai svarbu pažymėti. Jeigu būtų Trumpo pergalė, tai aš manau tikrai sentimentas dabar visas pasaulis stebi, kas bus toliau. Tai realiai 2 variantai. Tai pirmas variantas tai yra Trumpo pergalė. Tai vėlgi short termų gali būti bet kas. Gali būti, kad mes tiesiog liksim toliau, ta prasme,
šitoj konsolidacijoje tas short termas tai yra, manau, savaitė kokie maksimaliai. Tarkime, Trumpas laimė, dar irgi svarbu pažymėti, kad ne rytoj dar bus greičiausiai atsakymai, nes kai būna taip labai tokios apylygės, kai kandidatai yra labai apylygiai, tai ir labai apylygių kas laimės, tai tada dažniausiai nebūnama paskelbima tą pačią dieną. Tai reiškia, rytoj bus rinkimų paskutinė diena, bet kandidatą gali paskelbti po kelių dienų ar net po kelių savaičių ir taip yra buvę. Tai neaišku, kada jį paskelbs, tai sakau, gal kitą video jau žinosime, kas bus prezidentas, bet iš esmės, jeigu Trumpo pergalės atveju toks yra general consensus, kad visi pritarė maždaug, kad taip galbūt short termo neaišku, kas bus, galbūt mes būsime dar konsolidacijai, šiek tiek jis laimi, nes vis tiek dar bus tas Fed susirinkimas dėl palūkanų, dėl tolimesnės ekonomikos krypties ir taip toliau, ir tada po kelių savaičių jau po truputį judėsime į viršų. Čia aš manau, kad po savaitės ar dviejų, ta prasme visa reziumė, kad po Trumpo pergalės galbūt mes dar bus čia toks trumpas sell the news eventas, bet jis bus arba konsolidacija, bet ji bus labai trumpa ir manau, kad dar iki lapkričio pabaigos pradėsim smarkiai judėti į viršų ir tada ties gruodžiu ir sausio mėnesiu, ta prasme, viskas bus tas, kas jau buvo prognozuota mano per praeitus video, ta prasme, kad galiausiai vis tiek lapkritis bus labai bullish, ir December, tai yra gruodis bus labai bullish ir taip toliau. Ir rinka tiesiog judės ta trajektorija, kuria visi tikisi, kad jį judės. Taip pat dar labai svarbu paminėti, kad Trumpas palaiko žemesnės palūkanas, o demokratai jie bijo infliacijos, todėl jie lėčiau mažina palūkanas. Ta prasme, aišku, ten galima ginčytis, kad Fed nepriklauso nuo prezidento, ta prasme, nesvarbu, kas prezidentas yra, kad politiškai ta institucija nėra veikiama, ta prasme, prezidento ir taip toliau, bet iš tikrųjų tai vis tiek labai daug kas priklauso nuo partijos, nes pavyzdžiui, jeigu ateis Trumpas, jis iš viso pakeis tą Jerome Powell, tai yra Fed chair, Amerikos centrinio banko, tą vadovą, jį pakeis greičiausiai ateis Trumpas, jis pakeis jį žmogum, kuris padarys mažesnės palūkanas. Taip pat Trumpo administracija labiau tikėtina, kad greičiau padės tą visą ekonomikos stimuliavimą, kas vadinasi angliškai quantitative easing, tai dabar kol kas vis dar yra ištraukiami pinigai iš ekonomikos, Fed centrinis bankas tą daro, bet Trumpas labiau tikėtina, kad greičiau pradės tą visą stimuliavimą, bent jau iš to, kas yra parašyta publikacijose ir taip toliau, ką jis yra prisižadėjęs. Tai du dalykai, tai jis teigiamai paveiks ekonomiką iš tų dalykų, kad bus ir palūkanos mažesnės greičiau nei su demokratais ir taip pat bus daugiau pinigų ekonomikoje. Bent jau tai, ką jis palaiko publikacijose, tai yra ne mano sugalvota. O Bideno administracija arba Kamalos Harris administracija, jie kol kas šiek tiek atvirkščiai, jie bijo infliacijos, todėl jie vis dar neskuba mažinti palūkanų, neskuba daryti to viso irgi pinigų stimuliavimo ir taip toliau. Nors jie prispausdina pinigų, tai nėra tas pats, kas ekonomikos stimuliavimas, apie kurį aš šneku. Tai žodžiu, jeigu labai trumpai, tai neįmanoma pasakyti, kas bus, bet aš manau, kad jei laimi Trumpas, mes galbūt tas bus mini sell the news eventas, arba galbūt mes būsime tokie konsolidacija šiek tiek ir tada keliaujame į viršų ir iš esmės visos tos pranašysės, kas pranašauja, įsipildo ir važiuojame į viršų ir viskas bus gerai. Dabar, kas bus, jeigu Kamala Harris laimės? Tai irgi labai sunku pasakyti. Manau, labai svarbu paminėti, kad yra neaiškus, vėl bus nežinomybė rinkoje. Ta prasme, mes nežinom, kaip veiks ta administracija, ką ji darys tiksliai ties kriptovaliutom ir taip toliau. Vienas dalykas yra aiškus, kad kriptovaliutų vis tiek bullrunas tęsis ir jis eis į viršų, nes bullrunas nepriklauso nuo prezidento, jis tiesiogiai neįtakoja kainos, jis priklauso nuo ekonomikos ir ką daro ekonomika. Palūkanos vis tiek mažės ir kažkada ir prasidės ir tas ekonomikos stimuliavimas, apie kurį aš šnekėjau per praeitus video, ir tada kaina pradės judėti į viršų ir vis tiek tęsime bullruną. Klausimas, kada tai bus? Tai daug kas mano, kad tiesiog su Kamala Harris, kad mes greičiausiai dar užstriksime šiek tiek ilgiau, iki tol, kol bus aišku, ką jie darys su kriptovaliutom ir taip toliau. Tai reiškia, kad galbūt būsime ilgesnėje konsolidacijoje, o galbūt ir nuvažiuosime smarkiau į apačią, prieš kylant atgal į viršų. Taigi pirmas dalykas, tai kryptis vis tiek bus į viršų, mano nuomonė keliausim vis tiek į viršų, bullrunas tęsis, nesvarbu su kuriuo prezidentu, bet Trumpas būtų labiau, tai yra geresnis prezidentas ties tuo, kad
būtų didžiulis sentimentas, dabar daug kas jau įskaičiuoja Trumpo pergalę, galbūt net rinka jau yra įskaičiavusi Trumpo pergalę ir jeigu tai skaičiavimas būtų blogas, tada rinka potencialiai gali labai nusmukti dar žemiau ir tik po to judėti į viršų. Tai mano manimu tiesiog, jei laimi Trumpas, tai tiesiog tęsiasi lygiai tas pats, apie ką aš jau kalbėjau gana seniai, tos prognozės tiesiog, kad vis tiek lapkritis istoriškai yra bullish ir Trumpas laimi, tai daugiau sentimento, daugiau ugnies rinkoje, daugiau pasitikėjimo iš amerikiečių, nes jau yra aišku, kad jis palaikys kriptovaliutas, tai amerikiečiai irgi labiau pasitikintys bus ir labiau pirks kriptovaliutas, daugiau pirks ir institucijos ir taip toliau. Jei laimi Kamala Harris, tada nėra aišku, kas bus toliau ir tiesiog vėl nežinomybė rinkoje, kas yra labai labai negerai. Tai tiesiog, mano manimu, tada galbūt arba kažkoks trumpalaikė korekcija arba dar trumpa konsolidacija, bet vis tiek galiausiai tai nepakeis rinkos krypties, nes ir prie demokratų, ir prie respublikonų vis ta būdavo bullrunas ir kainos vis tiek kildavo į viršų taip pat kaip ir visada. Tai tiesiog labai priklauso, kas bus short termu, koks bus sentimentas. Jei Trumpas laimi, manau, mes tikrai gausime daug didesnę kainą, nei jei laimės Kamala Harris. Tai jei laimi Kamala, viskas užsitęsia ir galiausiai kryptis vis tiek eina į viršų ir tada jau darysime kitas analizės. Jei laimi Trumpas, tai sentimentas pasiteisina, rinka jau yra tai įskaičiavusi ir mes tiesiog greičiau judėsim į viršų. Tai bent jau tokia yra mano nuomonė ir tokios analizės. Taigi primenu, kad jeigu norite išmokti kaip prekiauti, norite išmokti analizuoti rinkas, suprasti rinkas, prisijungite nemokamą pamoką, prisijungite nemokamą grupę, visi linkai apačioje ir susitiksime kitose video.